Sveiki, aš Gintaras Brodas iš Klaipėdos. Šiuo metu esu Portugalijoje, kur žiemojo mano laivas. Laivas buvo vakar nuleistas į vandenį ir dabar laukia labai daug darbų, kad po žiemos miego laivą reikia pakelti į darbinį būvį, pažadinti. Labai daug visko tvarkyti, labai daug valyti, plauti, atrodo laivas šitaip. Viskas murzdina, nes labai daug jūra atneša visokių druskų, kurios maišosi su dulkėmis, prilimpa tose vietose, kaupiasi, reiškia, įvairiose vietose ant laivo konstrukcijos ir ten visur va tokie žalėsiai pradeda augti, reiškia, ir tokios kaip samanos vos neatsiranda. Tai viską reikės su kercheriu nupūsti. Čia laukia labai daug darbų. Tiesa, dar prieš sezoną pašalinau inkarinę gervę, dabar uždengta, kad paskydės vanduo nebėgtų. Nauja yra nupirkta, pastatysiu naują. Čia priekinis garažas, taip vadinamas, kur sandėliuojamos įvairiausios atsarginės dalys paprastai. Ten pagrindinio inkaro grandinė. Ir čia dar senosios gervės, reiškia, likučiai yra, kurios reikės šią dalį išmesti, variklį pasiliks. Atsarginį ir va tą pertvarą reikės tvarkyti, laminuoti. Žodžiu, jinai silpnai jau pasidarius. O jinai labai svarbi yra, nes va čia iš inkarinės tos dėžės, kur atsarginis inkaras gyvena. Šita pertvara yra labai svarbi, kaip ir šitoje, kuri jungia laivo saloną, reiškia, su priekinio laivo dalimi, nes jos abidvi yra vandeniu nepralaidžios ir jeigu aš plaukdamas vandeninį ką nors kieto pataikysiu, reiškia, tai tarkim laivo korpusas priekiniai daly bus pramuštas, tai laivas dar nenuskęs, nes šitie du skyriai tikrai neleis vandeniui nukeliauti kažkur kitur. Šitas kiniškas šūdas, bet tarnavo du metus tas uždangalas, bet jau šiemet reikės jį mest lauk. Bet čia pietuose būtinai reikia dangstyti valtį, nes kitaip saulė pradeda ėsti tą, reiškia, pontonų medžiagą. Oi, siaubas, kai pagalvoju, kiek čia dar valyti, viską šveisti, rankomis daugiausia. Aišku, chemijos irgi teks naudoti, niekur neišvengsime, bet kai vandenys stengiuosi tokią biškį švelnesnę naudoti. Čia skydeliai uždėti, sukabinėti, sukarstyti visokį šūdą, reiškia, ant bortų įrangą visokiausią.
stogas čia, stoginė reiškia, čia viršui bus uždėta. Nu, bet linksmoji dalis yra laivo vidus, turbūt. Niekad nepagalvojot, kad būrinė jachta, kuri atrodo tokia romantiškas toks dalykas, gali vyrauti va toks bardakas, kai visa įranga, viskas reiškia sandėliuojama. O, labai gerai. Šuns maistą išbarstėm. Nu nieko, surinksim vėliau. Va, čia labai pikantiškai viskas atrodo. Irgi atsarginės dalys visokios, viskas. Ir kiekvienas tas iš daiktų burės, burmaišiai, dažai visokie. Visur viskas turės surasti savo vietą, kad kajutės būtų laisvos pasiruošę priimti įgulą. Nu, žodžiu, chaosas, kūrybinė betvarkė ir kai ateini į laivą, tiesiog galva ratais eina, net nežinai kitą kartą nuo ko pradėti, kad viską sutvarkyti. Tai, ką šiandien norėjau jums papasakoti, vat kaip reikėtų elgtis tokioje situacijoje, kai atrodo, kad esi užgožtas to tokio darbų gausos, tiesiog nežinai, kur pradžia vieno darbo, kur kito pabaiga ir net nežinai, nuo ko pradėti. Tai labai dažnai žmonės vos ne į tokią, liūdną pasidaro, vos ne depresija tokia pasidaro, reiškia sezono pradžios tokia, bliuzas toksai, kai jautiesi biškį apgautas, tikiesi, kad buriavimas tai, malonumas, kelionės ir taip toliau, pasirodo darbas ir darbas ir paskui dar vėl darbas ir niekad jie nesibaigia, reiškia, ir jautiesi biškelį toksai kaip ir save į kampą įvaręs. Tai vat, kad ta depresija tokia, depresija tai iš tikrųjų gali atsirasti nuo tokio dalyko, nes prisimenu vienas ispanas draugas toksai, jisai verslą turi Ispanijoje, gyvena Ispanijoje, o savo laivą laiko Karibuose. Ir per metus keletą mėnesių jisai gali tenais nuskridęs paburiuoti. Tai visą laiką, kai atvažiuoja su savo mergina į laivą, jisai sako, kad jam nuo tos gausos, tų visų darbų, kurie staiga užgriūna, sako, jam prasideda vos ne toksai kaip stoporas, sako, aš sustoju, sako, aš negaliu nieko daryti, man sako, jaučiuosi visiškai, sako, nugalėtas, sako, tų darbų gausos, nežinau tiesiog nuo ko pradėti. Tai tas pirmas dienas jam padeda ta mergina jo, kuri pradeda jam tiesiog sakyti, kad šiandien padarom tą ir tą, o kiti darbai bus kitą dieną, reiškia. Ir po truputėlį įsilinguoja viskas. Tai va, toks yra kaip ir metodas. Tai apie metodą. Pradžiai pasakysiu, kad jisai tinka ne vien buriavimui, bet ir bet kuriai gyvenimo situacijai, kai jauti, kad reikia tvarkyti su begalė kažkokių tai darbų ir jautiesi jų kaip ir užgožtas. Tai metodas yra labai paprastas. Reikia iš pradžių atsisėsti, nusiraminti ir susidėlioti savo tuos jausmus visus, emocijas, suprasti, kad tai vien tik tai cheminiai procesai mūsų smegenyse ir po truputėlį susitvarkę su emocijom pradedi galvoti blaiviau. O blaivus galvojimas reiškia, jisai prives prie supratimo, kad situacijos, kuriuose mes būname, susideda, sprendimai tiksliau, iš resursų panaudojimo. Mūsų resursai yra 3. Tai visų pirma laikas, antras yra pinigai ir trečias yra energija. Kai pagalvoji, tai kiekvienas darbas užtrunka kažkiek tai laiko, ne? Beveik kiekvienas darbas gali kažkiek tai kainuoti. Jeigu kažko nesugebi pats, perki kvalifikaciją iš šalies, kažkokią dalį reikia pakeisti laivą, tarkim, turi nusipirkti tą dalį. Tai vat, pinigai yra irgi resursas. Ir energija, tai kiek savo, reiškia, tos energijos mes galime skirti to darbo padarimui. Tai toliau galvojame, ką mes iš tikrųjų kontroliuojame iš tų 3 resursų. Tai mes kontroliuojame pinigus ir savo energiją. Bet laikas, jisai nuo mūsų valios nepriklauso, mes jo nekontroliuojam.
Tai jisai toks gaunasi kaip ir svarbiausias mums resursas, nes nepriklauso jisai nuo mūsų valios. Tai kai turim situaciją, kai tokiu vienu metu reikia padaryti labai daug kažkokių tai darbų, ar tai krante, ar tai jūroje, mes visų pirma kreipiame dėmesį į laiką. Pradedame nuo tų darbų, kurie reikalauja mažiausiai laiko. Tai tarkim, šiuo mano atveju to viso bardako sutvarkymui, tai pradėti atsilaisvinti šitą saloną nuo daiktų, kuriuoms aš galiu greičiausiai surasti vietą. Maistą sudėti į šaldytuvą, tarkim, drabužius sudėti į spintas, patalynę sudėti į spintas ir taip toliau, reiškia. Po truputėlį jau mes tada pradedame keisti ir tą savo psichologinę būseną, nes mes jau dirbame, jau mums sekasi, jau tas mūsų darbų sąrašas trumpėja. Šitą metodą su 3 resursais, kuriuos mes turime, tai laikas, pinigai ir mūsų energija, mes panaudodami galime labai daug dalykų išspręsti ir paprastam gyvenime, ne vien buriuojant. Tai tiek ir norėjau pasakyti. Dėl ko aš lindau šiandien jums į veidą, tai kad čia iš esmės, kaip ir anonsas šitas video gaunasi, nes prasideda sezonas, prasideda buriavimas Atlante ir iš Atlanto bus daug įdomių istorijų. Šiemet galvoju, kad truputėlį tą buriavimo kasdienybę jums bandydamas parodyti, aš šiek tiek į savo video įpinsiu ir dalykų iš buriavimo istorijos, kurie tikrai labai įdomi yra. Tai jūsų laukia daug įdomių istorijų. Prenumeruokite kanalą, jums šitas prenumeracijos veiksmas tikrai visai neskaudės. Bet naujienas, kai bus įkeliami nauji video, jūs sužinosite labai greitai. Tai tiek, iki sekančių susitikimų. Čiao.